Pirma diena. Važiuoju vienas link Kelmės. Rytoj pasitiksiu už Kelmės kitus žygio dalyvius, o šiandien kokių 80 km įveikti ir už Ariogalos prie upės stovyklauti. Jau privažiuotas Kauno Klaipėdos kelias, jau netrukus Ariogalą ir dar apsiprekim prieš vakarą. Ariogalos tiltas per metus nedaug pasistumėjo, prieš metus buvo uždaryta ir dabar iš to tilto nėra. Ir šios dienos nakvynės vieta, tiesiog laukuose. Giedras dangus bus, žvaigždės gerai matysis. Gražus giedras rytas. Jau pakojos. Dar drėgmės nemažai, tai palauk, kol palapinė nudžius. Taip. Garsulą aš noriu susipilti, jeigu nieks negėja. Tai susipilti, Ne, čia žygio vadas. Va, jie, matai, kaip užbūstina iš karto. Kražiai. Labai gerą radom pavėsinę, kur relaksinam. Deja, Galiorka neužsuko į Kražių centrą, tai mes priekis tik tai čia atvažiavam. O čia ką, auka, Kražių, nežinau, Kražių bomžam. Tai palau, ne mes patys priduosim ir grikių už juos nenusipirksim. Nu gerai. Pasiimsi savo ir didinsi pilvą. Wow. Tai jo, puikiai kelionė, kol kas liko pusę atstumo, turbūt kad įveiksim, biškai dar pasisvilinsim, nes 27 laipsniai Celsijaus. Ir ką, ir gerai varom visai, nors biškai vėja yra, bet smagai rieda.
mokaisi. Paskui oksardas suėdys. Toks jaučiasi staigus pagreitėjimas. Kefyro privalumus nagrinėjom. Prieš tai viską va saldžiai, jau atsibodo saldžiai, reikia kažką įdomesnio. Nes prieš tai šoną. Būstui, girdėjau, kad rokiška būstas naudoja kefyrą. Taip. Tai Išgeri kilogramą kefyro ir taip užsibūstini. O Lukas tai dar geresnį žino pratimą, kaip užsibūstinti. Proteins. Proteins. Jeigu aš šitoj atsikelsiu 20 kg raumenų masės užaugęs, tai žinok. Arba iki Trėdės, iki Kauno. Čia greičiau bus šitas. Jeigu Lukas rytoj pro palapinės angą netils išlysti. Tai žinokit, kad vyrai čia blogai. Veikia. Nepasiėmiau koliukų, bet žinau, kad prie Natruhaiko visada yra ličnių. Gal sumesti? Patskolinsim, žinok. All good. Blin, čia tai bairis. Nu ką, tai atvarėm Lakštingalų slėnį ir puikiai vieta, nieks neruošta. Kur Robertai košė mūsų, kur grikiai, kur tušonkė, visa ką. Verdas ant kalno, eik pažiūrėt. Kol kas tik tai pusę kompanijos susirinko, bet Galiorka to atvažiuos irgi jau kažkur turbūt pagramati už 5 kil. Žiedovo brolyje subirėjo. O šiaip tai galim finalizuoti šiandien dieną jau. Sunkiai buvo, bet įveikiama. Kai kurie žvyrkeliai buvo kaip asfaltas. Buvo šiek tiek vėjo, buvo dulkių, buvo traktorių, visko buvo, ko reikėjo, kad būtų įdomu. Tai kol kas liuks, žiūrėsim, kas bus vakarieniai. Dim. Nu gerai, davai. Laimingas. A? Laimingas garžai. Aišku. Reikia. Normaliai. Lemba reikia nupraustą, aišku, dulkės tą susideda. Jėj. Mes dar garbės ratą prasukom. Mes ten atvažiavom ant tas laiko ir tipo nelabai žinojom, kur varyt. Downhillą reikėjo dėti ir viskas. Padarėm. Pirmųjų rodė, tenais nuo kalno nusileidė, per tiltą ir tenais viršumą. Šiaip tai jo, jis turėjo atrasti. Video vlogas baigė. Dabar nėra, kadangi tai turėjo būti vakarinio žemėlapio dalis turėjo būti. Ne, tai čia nelabai. Pervažiuosim šitą jūrą ir tada suka. Sako, gimės šienauti niekada nesklaidys. Gimės šienauti. Kad nežinai, biškį bendruomenė ir kad daugiau hebros dalyvautų. Žygaičiai, most famous town in Lithuania, welcome. Smagiai leidžiam laiką, baigiam visus sumuštinius parduotuvėje suvalgyti. Dalis nuvažiavo, dalis sustojo prie parduotuvės. Šiaip šiandien antra beje diena jau. Stovyklavietė buvo žiauriai gera. Prasme, 10 balų, 15 balų. Ir
Gera diena, geras oras, nedaug kilų, po truputį pastoviniuodami nuvažiuosim į Rusnę ir ten gerai praleisim laiką. Dėkoju, sudėjo žvirkelis. Kodėl žvirkelis? Urtykla dar powerbankas buvo, kebab holderį. Mažų, ta prasme, maži geri dalykai gyvenime. Maži dalykai irgi geri. Bent jau man taip sako, manau. Nereikia nuvertinti savęs. Gerai. Alikas nors mane nuneštų, aš filmuoju. Skyras į veidą. Roberto linkėjimai. 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 Žinai, kai ten būna makaronai, jo, dviračius. Ir dar vaikak stiliaus dviračius, gali išpjaustyti. Galite irgi stalo. Tai Pauliau, oi, tu dar pakartokit. Tai kaip pabaigtuvės? Jo, Domai, gali viską kalbėti. Lygiai. Ir paskui dar vienas su šeimingai išplaukė po pasaulį bastytis. Ir kitą tokį lietuvių dar žiūriu išplaukė tiesiog iki... Jo. Karočią, čia dar vieni šaltekai išeis. Žodžiu. Ryte galėsim dar pasidaryti. Užmų pigiau. Jo. Sakau, paskaičiuok ant 14 žmonių. Nu, tai paėmė, kad net nepritrūk. 14 pakelių. Tai jūs čia visi vieni. Aš žinot, ką sako, kai per daug druskas deda. Aš žmogus įsimylėjo. Arba nešės. O ką jis? Nešės? O ne. Šiaip kaip ir neturėtų tai būti. Nes teoriškai. Žinai. Jau prisigėrė, viskas gerai. Labai smagiai varom su laivu. Nevarom, palauk, einam beveik. Negalima sakyti plaukiam, einam. Ne, pavėsinė šiaip jie nuomoja atskirai. Jeigu norit už papildomą mokestį, žinai, tai dėl to, jeigu mes ten sėdėsim, jie tiesiog paprašys sumokėti. Aš manau, kad Pasiemam pasolą. nėra būtinybė. Ruošiamės. Labas rytas. Šaltibarščių su gertuvai reikia susipilti. Puikus rytas, šaltibarščių jo pilna, dėja ne visi suvalgyti, bet vakar labai puikiai pavalgėm juos laive. O truputį lietaus gavus ryte atsikėlėm, jau beveik visi susipakavo ir važiuosim į Klaipėdą. Čia pro kairę galima pravažiuoti. Pro kairę? Šaltybo.
O. Šitesnis čia. Su kurkulais geria. O tai bulvės? Toks gazuotas, biškai gazuotas. Paja bulvės. Veža Paulius grybus. Skanaus. Jeigu sakyt pusę, tai galėsi rinktis, važiuoja namo tu arba dviratis. Tai jeigu Lenkiją važiuosit, jame kol. Liūdna, nesimoji. Ašaras vyra. Na nieko tokio, nieko tokio. Praeit, mažai turit. Bet metai Lenkiją reikia.